Va. Tai mes jau eteryje. Sveiki visi. Ir šiandien apie tai, kaip turėti gerą savijautą, sveiką kūną, greitą raštų ir protą bei stiprią nervinę sistemą. Ir pas mane svečiuose jau ne pirmą kartą Jolanta. Ir Jolanta yra tikrai toks nuostabus žmogus. Ir jeigu ją pažadintum vidury nakties, tai ji atsakytų į bet kurį klausimą, neskaitant apie produktą, bet ir apie bet kokią sveikatos problemą. Tai yra apie feritiną, žarnyno pylori bakteriją, odos problemas, plaukų problemas, hormoninius sutrikimus ir ką paklausi, tą ir gausi. Ir šiaip Jolanta yra nuostabus žmogus, nuostabi mentorė, kuri padeda, konsultuoja ir visada su šypsena ir visada užkrauna gerą energiją. Tai va šiandien noriu, kad Jolanta pasidalintų savo įžvalgomis, kadangi jis su produktu jau yra 20 mėnesių, jau daugiau ko gero jau. 22 mėnesiai. Labas, Lidija. Sveiki visi. Taip, 22 mėnesiai. 22 mėnesiai, va, tai Jolanta, kuo šita kompanija yra tokia ypatinga ir kodėl žmonės turi tokius gerus rezultatus ir kodėl mes vadinam tai naujos kartos papildais. Tai va, labai būtų įdomu iš tavęs išgirsti. Tai sveiki visi, labai smagu, kas prisijungsite gyvai žiūrėti, o galbūt kažkas tai ir įrašą stebės. Tai mes šiandien su Lidija su jumis dalinsimės apskritai apie geros savijautos mūsų paslaptį, taip, nes mes su Lidija jau ragaujam, vartojam produktą, taip, stebim, kaip mūsų kūnai reaguoja, kas vyksta su kūnais. Ir šiandien mes norim tiesiog plačiau šiek tiek su jumis pasidalinti būtent apie Fitline produktus, kas tai yra, kodėl taip jie veikia ir kodėl žmonės gauna tokius gerus rezultatus. Tai vat pirmas dalykas tai yra suvokimas apskritai, kad žmogaus organizmas, žinai, labai ilgą laiką aš tikėjau ir galvojau, kad tai yra tai, kad ką valgom, tas yra mano kūnas. Ir per šituos pastaruosius porą metų aš priėjau prie išvados, kad visgi tai yra netiesa arba netokia tiksli tiesa. Nes iš tikrųjų mūsų kūnas yra tai, ką jisai geba įsisavinti. Tai yra, ką ląstelė geba pasiimti, taip, iš tų maistinių medžiagų, ką mes jai duodam, tai yra ir iš maisto, ir iš papildomo maitinimo. Ir aš pati nesu naujoka šitoj srity. Aš prieš tai 15 metų vartojau maisto papildus, buvau atsirinkus augalinius maisto papildus, bet tik tai jie buvo tabletėse, kapsulėse ir ilgoj perspektyvoj negaliu sakyti, kad jie neveikia, jie duoda savo tam tikrą rezultatą, bet vis tiek tai yra tik tai tam tikras rezultatas, taip, nes vėlgi viskas priklauso nuo to, kaip mūsų žarnynas geba tai įsisavinti. Ir kai aš pradėjau nagrinėtis būtent Fitline temą ir Fitline produktus, tai man toks, žinai, sprogimas galvoj, naujų suvokimų, naujų savokų, apskritai naujo to požiūrio į papildomą maitinimą. Ir kas man labai patiko, man patiko labai konceptas, patiko ingredientai, kurie yra būtent šituose produktuose. Tai yra taip, kaip jie pagaminti, nes tai yra specialios technologijos, kurios leidžia būtent maistinėm medžiagom įsisavinti maksimaliai. Ir pats rezultatas, nes kai aš pradėjau vartoti Fitline ryto vakaro kokteilį, 4 dieną aš gavau savo pirmąjį rezultatą ir man nuo jo buvo toks lengvas šokas, nes tu tikriausiai vis tiek, kai dirbi su daugeliu žmonių, žinai jų tokius, sakykime, tokias silpnas vietas, kaip žmonės gyvena, koks jų energijos lygis, taip, kaip jie keliasi ir panašiai. Tai 40 metų mano rytinis kelimasis buvo labai sudėtingas procesas, tai yra ryte aš keldavausi su kokiais 2-3 žadintuvais ir tai nebuvo toksai atsikeli ir iškart šoki iš lovos. Ne, galvoju, kad Dieve, gal dar pamiegosiu ir duokit man poilsio ir atstokit visi. Ir į 4 parą aš atsikėliau 7 ryto be žadintuvo. Ir iš tikrųjų labai nustebau, galvoju, kaip taip organizmas gali veikti. Ir pasirodo, kad kadangi medžiagos labai greitai įsisavina į kūną, labai greitai atsistato mūsų pH ir tas gilusis miegas jisai pailgėja ir vat ryte įvyko toksai dalykas. Tai dabar nuo pat pradžių. Kas yra pats Fitline'as, tai yra produktai, kuriuos gamina tik tai Vokietijoje, tai yra vokiečių sukurtas ir, sakykime, gaminamas produktas ir juos gamina
gamina būtent ne taip, kad, žinai, vat kažkur tai, o gamina labai aukšto lygio medicininės paskirties gamyklose. Tai yra dvi gamyklos. Viena yra Nutrichem Diet, tai yra didžiausia zondinio papildomo maitinimo gamykla ir daugelis ligoninių, daugelis gydymo įstaigų ir gydytojų, medikų žino apie šią gamyklą, nes būtent zondinis papildomas maitinimas reanimacijoje esantiems žmonėms atkeliauja iš šitos gamyklos. Ir šitoj pačioj gamykloje yra gaminami ir Fitline produktai. O antroji gamykla tai yra daktaras Falkas, jie yra medicinos ekspertai būtent medžiagų apykaitos ir virškinimo srityje. Ir pasirodo, kad medžiagų apykaita viena svarbiausių sistemų, kurios dėka mūsų organizmas gali įsisavinti viską ir iš maisto, kas yra maiste, ir be abejo tą patį papildomą maitinimą. Tai va šitas momentas man buvo labai toks svarbus, nes vokiečiai mano akimis žiūrint, jie iš tikrųjų labai tokie, žinai, griežti, preciziški, vadovaujasi reglamentais, taisyklėmis ir panašiai. Ir šitos produktus Vokietijoje gamina jau 31 metus. Po to, ką aš padariau, tai aš pažiūrėjau sudėtį. Nes daugelis žmonių, kurie ateina pažindinti su Fitline, jie irgi ką daro, o siųskit man sudėtį. Čia turiu šiek tiek jūs nuvilti. Kodėl nuvilti? Nes nesudėtis vaidina esminį vaidmenį mūsų produktuose, bet sudėtis yra be abejo svarbi, taip. Tik tai vienas toks niuansas, aš manau, kad šiai dienai brokolių koncentratą, kurkuminą, gervuogių koncentratą, aviečio ekstraktą ar ten avižų sėlenų kažkokius tai priedus mes galim tikrai rasti daugelį gaminių, taip, kurie yra, sakykime, vaistinėse, kitose kompanijose. Tai esminis momentas yra būtent tai, kaip jie yra pagaminti, kokioj jie yra būtent formoj, taip, koks kiekis jų yra, nes būtent labai daug mokslininkų ir gydytojų, kurie bendradarbiauja su kompanija, jų šiai dienai yra 400 ir jie yra iš skirtingų šalių, iš skirtingų sričių. Tai yra ir endokrinologai, ir gastroenterologai, ir mitybos specialistai, dietologai, biochemikai. Jie ką darė? Jie ieško, iki šiol ieško, nuolatos tobulina produktą ir ieško sudėtinių medžiagų, žiūri tų sudėtinių medžiagų sinerginį veikimą, tai reiškia, kaip jie tarpusavį draugauja, kaip tarpusavį draugauja tos medžiagos, kad viena kita medžiaga maksimaliai įsisavintų mūsų organizmo. Plius yra žiūrimas koks kiekis, tai yra kiek potencialiai ląstelė gali pasiimti tų medžiagų. Nežinai, mes galim užpompuoti savo organizmą ganėtinai dideliais kiekiais tam tikrų mikroelementų, bet klausimas, ar ląstelė gebės tai pasiimti. Tai vat jie žiūri ir kiekį, žiūri sinerginį veikimą būtent medžiagų ir jie pagamino būtent skystą formą. Va čia šiek tiek aš noriu pasidalinti, nes tu tikriausiai irgi esi nenaujokas, prieš tai tikrai vartojai kažką tai ir kapsuliuoto ar tabletuoto, taip. Ir va čia aš noriu tiesiog nupiešti vaizdą, nes žmonėms kartais reikia tų vaizdinių, kad jie giliau suvoktų. Įsivaizduokite, jūs pusryčiaujate, taip, ir be abejo labai svarbu apskritai subalansuotos mitybos niuansai, nes daugelis žmonių net neįsivaizduoja, kas tai yra subalansuota mityba. Jie įsidėjo į lėkštę ten, kas papuolė, sakykime taip, arba ką įpratę ir valgo tai, ir su tuo maistu jie geria, sakykime, papildomą maitinimą, taip, maisto papildus tabletėse. Ir jeigu tai yra nesubalansuota, tai šitas visas turinys pas mus skrandyje gali užsistovėti ir 4, ir 5 valandas, ir net 6, o žinai, tokius lietuviškus patiekalus kaip cepelinai, taip. Tai net ir visą naktį gali stovėti skrandyje. 8 valandas įsivaizduoja, ir tos tabletės su tuo maistu, jos yra skrandžio tam turiny, taip. Ten veikia skrandžio rūgštis, ten veikia druskų rūgštis ir taip toliau, ir tik po kažkurio laiko apvirškinus tam tikrus, sakykime, produktus, tas visas turinys keliauja į plonąjį žarnyną. Ir tada klausimas, kokiam stovyje yra mūsų žarnynas, kokiam stovyje mūsų žarnyno mikrobiota, kokiam stovyje mūsų žarnyno šereliai, ar jie pajėgus iš tos masės ištraukti tas maistinės medžiagas. Ir jau dabar daugelis sveikos gyvensenos ekspertų kalba apie tai, kad iš tokio, sakykime, turinio, žmogaus organizmas gali įsisavinti 20–30% tų maistinių medžiagų.
Ir čia yra vienas toks niuansas. Šiai dienai, kiek aš kalbu su medikais, tai 90-95% žmonių turi negerai arba netinkamai funkcionuojantį virškinimo traktą. Tai reiškia, kad pas kai ką skrandžio rūgščių per mažai, pas kai ką fermentų trūksta, pas kai ką užsivėlė žarnynas iki tiek, kad jisai net negali absorbuoti tų maistinių medžiagų. Ir mes tada susiduriam su kuo? Su tuo, kad maisto papildas jisai neveikia taip, kaip mes norėtume. Ir didžioji dalis žmonių vartoja maisto papildus ir sako, žinai, aš nieko nejaučiu. Geriu, bet geriu tik dėl to, kad sako, kad reikia, kad turim pragerti kažkokį kursą ir panašiai. O Fitline'as yra būtent skystas papildomas maitinimas ir dabar žiūrėkit, kaip jisai veikia. Kai mes geriam skystį, jisai greitai praeina per skrandžio poziciją, atsiduria pas mus plonajam žarnyne ir tada per plono žarnyno sieneles absorbcija į kraują vyksta po 3-4 minučių. Įsivaizduok, tu skystį išgėrei ir tas ten žarnyne taip kaip siurbliukas ir įtraukia, ne? Ir kas tada vyksta? Kraujotaka, jinai išnešioja tas maistinės medžiagas po visą mūsų kūną ir yra speciali technologija, jinai vadinasi NTC, tai yra maistinių medžiagų transportavimo koncepcija, kurios dėka maistinės medžiagos nunešamos ten organizme, kur reikia, kada reikia ir kiek reikia to mūsų ląstelėm. Tai reiškia, kad produktas jisai veiks unikaliai kiekvienu individualiu atveju. Sakykim, tau pagal tavo organizmą, man pagal mano, nes aš turiu tam tikras vienas spragas, tu turi tam tikras kitas spragas. Plus, kadangi tai yra tirpų vandenyje, to neįmanoma perdozuoti, nes jūs žinote, kad yra tirpus vandenyje vitaminai ir tirpus riebaluose. Tai va tirpios vandenyje medžiagos, jų perdozuoti neįmanoma. Tai reiškia, kad kūnas pasiema tiek, kiek jam reikia, o, sakykime, to, ko jam nereikia, jisai labai lengvai išveda iš organizmo. Tai va, skysta forma, jinai yra 6, kartais net 9 kartus imlesnė, tai yra didesnis bioįsisavinimas negu tablečių kapsulių. Plus dar toksai vienas momentas, kad po NTC, po va šituo konceptu slepiasi 72 patentuotos technologijos. Čia, aišku, žinai, mums pritrūktų eterio apie visą 72 pakalbėti, bet aš galbūt noriu kelias jums užsiminti, kad jūs įsivaizduotumėt, ant kiek tai yra naujos kartos produktas, aukštos, sakykime, kokybės ir aukšto įsisavinimo produktas. Pavyzdžiui, kurkuminas. Lidija, ar tu esi prieš tai girdėjus apskritai apie kurkuminą? Aš esu jį ir gėrus dideliais kiekiais ir jokios naudos iš to neturėjau, tikrai net pykinti, net jau dabar pagalvojus apie kurkuminą iškart pykina. Taip, o žinai kodėl? Kurkuminas apskritai jisai yra netirpus vandenyje ir didesni kiekiai, jie gali netgi sėsti kaip smėliukas mūsų vidaus organuose, ko pasekoje gali atsirasti netgi akmenys. Bet kurkuminas iš principo yra unikalus prieskonis, ajurvedinis prieskonis, kuris Azijoje skaitomas, kad turi 150 terapeutinių savybių. Tai yra ir virškinimo gerinimas, tai yra ir uždegiminių procesų mažinimas, taip, o su amžium pas mus uždegiminių procesų tik daugėja, jų nemažėja ir, kaip sakau, 30-metis turi gal vienokį kiekį uždegiminių procesų, o, sakykime, pas 60-metį jų daugiau, plus tai yra ir priešvėžinė funkcija. Ir ką padarė Fitline mokslinė gydytojų taryba, jie sukūrė specialią formą kurkumino, kurios dėka kurkuminas įsisavina 45 kartus labiau negu bet koks rinkoje esantis kurkuminas. Tai yra vadinama CD kompleks technologija inkapsuliavimo. Jie įsivaizduoja, kad kurkumino daleles patalpino į kažką. Kas tas kažkas? Tai yra polisacharidas. Ir jeigu tai buitiškai pasakyti, tai yra kaip mašinytė, su kuria kurkuminas nutransportuojamas į tą vietą žarnyne, kur įsisavinimas padidėja 45 kartus. Ir va čia yra speciali technologija. Ir, sakykime, jeigu jūs iš to paties paprasto kurkumino 1 gramo gaunate tik tai tam tikrą kiekį naudos, tai čia 45 kartus didesnė nauda organizmui. Dar viena technologija, jinai vadinasi Microsoft technologija, nuo jos man iš tikrųjų akis padvigubėjo, plaukai pasišiaušė ir taip toliau, nes aš, pavyzdžiui, savo vaikams ir pati nėštumo periode aš gėriau žuvų taukus ir žuvų taukus mes propagavom ilgą laiką, nes aš suprantu, kam reikalingos tos polinesočiosios riebiosios rūgštys, jos vadinasi omega 3 ir mes gerdavom kapsuliuotą riebalą
Ir žinai, kas man būdavo, aš atsiriaugėdavau ir būdavo refliuksas. Tai yra krūminiai dantis apsisemdavo tuo omega 3 ir mane net purtydavo. Tai ką aš darydavau, aš tai darydavau prieš naktį, tam, kad tiesiog nejausti va to skonio burnoje. Kai jau išgerdavau, iš karto eidavau miegoti. Nu, tiesiog, kad nebūtų to refliukso. Ir aš nekėliau klausimų, kaip ten įsisavina, kas ten vyksta su tuo organizmu. O iš tikrųjų reikėjo kelti klausimus ir aš, aišku, dabar džiaugiuosi, kad tie klausimai iškilo ir, sakykime, Fitline'as turi vandenyje tirpų omega 3. Įsivaizduoji, vat, jeigu riebalą šiaip paimti ir lašinti į vandenį, tai jisai plūdurios paviršiui. Lygiai taip pat taip į mūsų kūną, nes mūsų kūnas yra pagrindas vanduo, taip, mes iš vandens, ir kada papuola riebalas į mūsų skrandį, jisai turi panaudoti mūsų energiją, jisai turi suskaidyti tą riebalą iki vadinamų mažesnių dalelių, kurios yra vadinamos micelėmis. Ir tik tada tos medžiagos patenka pas mus į kraujotaką ir nukeliauja ten, kur reikia. Mažinti uždegimą kraujagyslėse, smegenų funkcijai, taip? Ir taip toliau. Ir dabar įsivaizduok, Fitline'as jie buvo pionieriai, kurie... Fitline'as jie buvo pionieriai, kurie ką padarė? Jie suskaidė jau omega 3 iki micelių ir kada mes lašinam, pavyzdžiui, ryto kokteilį omega 3, jinai visiškai ištirpsta ir po 3-4 minučių neapsunkindama nei mūsų kepenų, nei mūsų tulžies, nei imdama papildomai energijos, jinai iškart keliauja į kraujotaką po 3-4 minučių ir kraujas išnešioja ir neša ten, kur reikia. Jo, Mažinti. ir kas Taip. svarbiausia, jinai neturi šleikštaus to skonio, ar ne? Ir to raugėjimo nėra. Ir vaikai, pavyzdžiui, su malonumu geria, mėgsta ir patinka. Tai nu, Taip. nepalyginami dalykai. Taip. Vat aš kaip tik turiu buteliuką po ranka, čia yra būtent iš 200 dumblių, tu įsivaizduok, 200 dumblių iš 200 dumblių jie atrinkinėjo vieną, kuris būtų tinkamas tam procesui ir kuris duotų maksimalią naudą žmogaus organizmui. Ir kada jie surado tą dumblį, nes tai yra iš dumblių būtent, ir va čia aš irgi noriu paliesti tą temą būtent dėl žuvyčių, nes labai dažnai netgi žinomi gamintojai, jie gamina žuvų taukus, žinai iš ko? Ar spėjai, iš ko gamina? Nu, iš žuvų, iš lašišų ten arba iš menkių kepenų. Va, menkių kepenų, taip? O jūs žinote, kad kepenys tai yra filtras. Taip, tai yra filtras, kuris filtruoja viską, kas papuola į žuvytę. Ir įsivaizduokit, menkė paplaukiojo ten kažkur tai šiltam vandenyje, ne, ten kažkur naftos, mazuto, sunkiųjų metalų, dar kažko, viskas praėjo pro kepenis, taip. Ir kas tada vyksta? Tada va tas visas turinys, kartu kepenis, žarnos ir taip toliau, yra išimama, kaitinama. Ir iš to spaudžiama va ta omega 3. Ir po to mes ją vartojam ir geriam ir net nežinom, valyta jinai, nevalyta nuo sunkiųjų metalų ir taip toliau. O žuvytė, va ta menkė, jinai valgė mažesnę žuvytę. Prieš tai galbūt valgė ta mažesnė žuvytė, dar mažesnė žuvytė. O ta mažesnė valgė planktoną. O planktonas valgė ką? Dumblį. Ir va tas ciklas ir PM International mokslinė taryba priėjo prie to, kad geriau imti pirminį šaltinį, ne tą per ten 5 etapus, o pirminį šaltinį, iš kurio galima paimti va tas polinesočiasias riebiąsias rūgštys. Ir tai yra ne monopreparatas, taip, nes jame yra dar ir boosteriai, tai yra, sakykime, tam tikros specialios medžiagos, kurios leidžia, kad omega 3 dar labiau įsisavintų. Ir netgi, pavyzdžiui, jie deda baziliko ekstraktą, žinai kam? Vėlgi dėl virškinimo, dėl uždegiminių procesų mažinimo, tiesiog, kad produkto, va tos naudingos medžiagos, jos geriau įsisavintų. Tai va šita omega 3, lašinant į vandenį, jinai ištirpsta ir tiesiog žmogus nedirgina savo skrandžio, pas jį nėra refliukso nuo šitos omegos, taip? Ir yra maksimali nauda. Tai įsivaizduok, jeigu va šitą buteliuką paimsime, tai analogo žuvų taukų arba kitos kažkokios omega 3, kuri yra riebalo formoj, tai būtų 6 buteliukai. Vat equal, tai yra lygų. 6 buteliukai kažkokios kitos omega, kuri yra nemiceliuota, ir 1 buteliukas šitos, nauda ta pati. Ir finansų žymiai mažiau žmonės išleistų būtent vartodami miceliuotą formą, o naudos gautų 6 arba net 9 kartus daugiau, negu, sakykime, naudodami paprastą riebalą. Tai va šitos technologijos, jos leidžia, kad maistinės medžiagos patektų pas mus į ląstelę, kur ir turi patekti.
Nes jeigu iki ląstelės nenukeliauja, jūs naudos neturite. Ir čia aš noriu paminėti vieną tokį dalyką, kad mūsų organizmas jisai susideda iš 12 sistemų. Tai yra kvėpavimo sistema, virškinimo sistema, taip, endokrininė sistema ir taip toliau. Tos sistemos jos susideda iš organų. Organai susideda iš audinių, o audiniai susideda iš ląstelių. Ir žinai, kada žmogus pajaučia, kad kažkas yra negerai su kūnu? Tik tai Tai tada, organas atsisako. taip, kada organas rodo, kad yra kažkokia disfunkcija. Pavyzdžiui, kažko nevirškinam, taip, kažkur tai galbūt netgi alergija atsiranda. Ant odos atsiranda kažkoks dermatitas, ne, sakykime, nežinau, kraujotaka sutrinka, kraujo spaudimas pradeda šokinėti, ne, tirpsta galūnės arba mėšlungis traukia. Tai yra raumuo arba, sakykime, tam tikras organas siunčia signalą, kad yra negerai. Bet pirminis momentas tai buvo ląstelė, kai ląstelė kažko trūko ir jinai tiesiog daugindamasi, o žinai kaip jinai dauginasi, taip? Iš vienos ląstelės pasigamina 2, iš 2 4, iš 4 8, šitos miršta, toliau eina gamybos procesas ir taip toliau. Ir tam, kad būtų mūsų organai sveiki, mums reikia aprūpinti ląstelę ne tik maistinėm medžiagom, bet ir tam tikrom medžiagom, vadinamom antioksidantais, kurie leidžia ląstelei apskritai išsivalyti. Nes su maistu dėja, bet pas mus į organizmą patenka ne tik kažkiek reikalingų medžiagų, bet patenka ir tie patys pesticidai, ir herbicidai, ir augimo hormonai, ir antibiotikai, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mums reikia padėti ląsteliai valytis tam, kad jinai būtų švari, sveika, plus mums reikia padėti jai stiprinti jos membraną, tai yra ta sienelė arba, vadžinai, kaip namas turi sienas, taip ląstelė turi irgi savo sieną, tai yra vadinama membrana. Ir ją reikia stiprinti ir kada mes turim stiprią elastingą membraną, kada mes turim švarią ląstelę, pamaitintą ląstelę, kokią jinai kitą pagamins daugindamasi. Irgi Švari ir sveika. pamaitinta. Taip. O jeigu ląsteliai kažko trūko arba kažko jinai turėjo per daug, tai dalybos būdu, kada jinai plyšta ir skyla į 2, va šita va antra, jinai irgi bus nepilnavertė. Ir po to, ką mes turim išorį tą, ką turime. Ta prasme, rezultatas yra akivaizdus. Ir vat būtent, kada ląstelės dalinasi mutuodamos, taip, mes turime ir ligų pradžią, ir turime išankstinį senėjimą. Ir tai tada jau tampa akivaizdu, kad yra kažkokia liga arba yra kažkoks, tai vat matoma, žinai, žiūri į žmogų ir tu jam duosi ne 35, o jau 45. Tai va čia yra tai, kad ląsteliai kažko trūko arba kažko buvo per daug, kas negerai, ne, ir jinai tiesiog dalinosi netinkamai. Tai va, Jolanta, taip. Tai gal pabaig mintį, bet aš tiesiog norėjau pasakyti, kad mes turim klausimų, tai paskui aš paskaitysiu. Oi, labai gerai. Klausimus aš mėgstu, aš vat užrašus turiu netgi pasiemus. Taip, ir visi, kurie klausotės, gali dar užduoti klausimus, jeigu turit kažkokių aktualių temų. Taip, tai ką aš noriu pasakyti, kad Fitlainą realiai galima vadinti naujos kartos papildomų skystų maitinimu, būtent ląstelės lygmenį, ir mes turim labai unikalų paprastą konceptą. Kame tas konceptas yra? Kadangi dietologai, maisto specialistai ir gydytojai dirba ties šito produkto kūrimu, ką jie padarė? Jie padarė labai prieinamą formą bet kuriam suaugusiam žmogui, kuris, nežinau, studentas yra, bėga, lekia, dirba, taip toliau. Sakykime, yra žmogus, kuris, pavyzdžiui, mama, ne, kuri ir vaikais rūpinasi, ir namais rūpinasi, ir lekia, bėga, ir jai tikrai ten, žinai, nei kitų tablečių, šitą ryte, šitą popiet, šitą su tuo, šitą be to. Su tuo, tą be to, tą jokių būdų ne su tuo. Taip. Tai ką jie padarė? Jie tiesiog pagamino ryto kokteilį ir vakaro kokteilį. Ir vat koks unikalus konceptas. Ryto kokteilis yra subalansuotas. Čia yra ir polifenoliai iš vaisių, uogų, daržovių, čia yra ir skaidulos, čia yra ir gerosios bakterijos, ir tas pats ajurvedinių prieskonių mišinys, kuris ką daro? Jisai gerina ir mūsų virškinimą, stiprina mūsų imuninę sistemą, gerina kraujotaką ir restoreitas vakare tam, kad žmogus galėtų atsistatyti tol, kol jisai miega ir gautų reikiamus mineralus, nes mūsų kūnas mineralų negamina, o su maistu mes jų gaunam jau vis mažiau ir mažiau, kadangi dirvožėmis senka ir taip toliau. Tai va, du produktai, 80% maistinių medžiagų kiekis per dieną yra užpildomas tam, kad tiesiog kūnas nepatirtų deficito.
Nes kai turim deficitą, va tada prasideda, nu, tam tikros, kaip sakau, linksmybės su kūnu. Tai va, tai dabar galim eiti ir prie klausimų, galbūt klausimai irgi atskleis šiek tiek daugiau apie šitos produktus. Gerai, tai pradėsiu nuo pirmo, pakol kas yra 3 klausimai, bet gali tikrai užduoti jų daugiau, jeigu kažką norit sužinoti. Tai pirmas yra taip. Ar galima vartoti nėščioms ir maitinančioms po gimdymo moterims? Tai yra nėščioms, maitinančioms po gimdymo moterims. Jo. Mhm. Žinai, čia nėštumas ne liga, galbūt reikėtų tai pasakyti, ne? Nėštumas ne liga. Yra, taip, yra protokolas, būtent nėštukėms ir žindančioms, yra atskiras protokolas. Mes turime vaikų programą, tai yra vaikams specialiai parinkta programa. Jinai susideda iš 4 produktų. Tai yra Junior Power Cocktail, tai yra ryto kokteilis, kuris yra subalansuotas, švelnesnis negu, sakykime, mes turėtume va čia, taip, suaugusio norma. Tada yra antioksidantų kompleksas Celšut, kuris stiprina mūsų apskritai visas ląsteles ir imuninį atsaką. Omega būtinai nėštumo periodu, omega tai yra vienas iš svarbiausių ingredientų, kuris turi papulti į motinos kūną, tam, kad vaiko, sakykime, visos neuronai, nervinės jungtys, stuburas, smegenys, kad jie galėtų normaliai vystytis. Ir aš prisimenu, buvo vienas darytas tyrimas labai įdomus, kad tos moteris, kurios nėštumo periodu vartoja omega 3, jų kūdikiai turi aukštesnį IQ. Įsivaizduoju, ta prasme, realiai tai buvo daryti tyrimai. Taip, tai, o iš kur dabar mes turim tos visus autizmą, tos dėmesio sutrikimo, tai va iš to mes ir turim, kai yra trūkumas. Trūko tam tikrų medžiagų, nesakykime, arba tam tikrų medžiagų buvo per daug, nes dabar jau kalba apie tai, kad autizmo pasiekmė tai yra būtent, kada organizme pas mamą, o po to ir pas kūdikį yra sukaupta per daug sunkiųjų metalų. Tai sunkiai metalai ir visos senatvinės ligos, dimensijos, Alzheimeriai. Tiesiog smegenys nesugeba įsivaizduoti, 2 pusrutuliai, jie turi connection. Nesaveikauja. Nesaveikauja, nes tam stovi, įsivaizduok, kaip plokštė. Nu, tarsi, grubiai, aš tai pasakiau, plokštė, ne? Tai va, o omega 3, taip, tai yra mūsų smegenų maistas, nes smegenys, jo 60% susideda iš riebalo. Ir kada va trūksta tų gerųjų polinesočiųjų riebiųjų rūgščių, tiesiog pas mus mes stebim, kad trinka, sakykime, vystymasis pas vaikučius, ankstyvėja senatvinių dimensijų lygos ir taip toliau ir taip toliau. Ir 4 produktas vaikų programoje tai yra jogurtas, kuris turi 4 rūšių gerasias bakterijas, labai stipraus štamo, kam, kad palaikyti žarnyne mikrobiotą, mikroflorą tinkamą. Nes iš principo mama savo mikrobiotą perduoda ir kūdikiui, o mikrobiota, jinai susijusi su mūsų imunitetu, imuniniu atsaku, taip, tai yra ant kiek stipri imuninė sistema, ant kiek geras virškinimas bus pas tą patį vaikutį lygiai tas pats, ar jam pūs pilvą, nes jeigu, pavyzdžiui, kūdikiui pučia pilvą, jūs suprantat, kad jo tenai to terpiai trūksta gerųjų bakterijų elementariai. Tai vat mamyčių, žindančių, nėštukių, vaikučių programa, jinai yra ryto toksai vakaro kokteilis viename, Celšutas antioksidantai, omega plus jogurtas. Jeigu mamytės prieš nėštumą prisižiūrėjo mitybą, vartojo maisto papildus, turėjo aktyvų gyvenimo būdą, jos realiai drąsiai galėtų eiti ir iš karto prie bazinės suaugusių programos, nes jos viską padarė prieš tą nėštumą. Bet jeigu moteris, žinai, kaip sakau, nežiūrėjo, ką valgė, nejudėjo, ten galbūt buvo kažkokie negeri įpročiai ir taip toliau, organizmas jisai turi tų medžiagų pakankamai, nu, tų negerų medžiagų ir šita programa, ką jinai daro, jinai detoksikuoja. Ne laikas detoksikuoti organizmo, kada tu laukiasi. Iš principo reikia dirvą paruošti prieš tai, kol ten ateina ta sėkla, o ne tada, žinai, jau pasėjai, ai, tai man čia dar reikia kažką padaryti. Ne. Tai va, tai tiesiog turėkite omeny, kad jeigu iki nėštumo pas jūs buvo tam tikros taisyklės, taip, susijusios su sveika gyvensena, tai jūs drąsiai nėštumo metu galite vartoti ir bazinę programą, sakykime, prie šito prisidėti omega 3 bus idealu. Bet jeigu jūs prieš tai nesirūpinot, nevalėt organizmo, taip nepildėt jo, tai reikėtų tada pradėti nuo vaikiškos programos ir realiai ją vartoti, sakykime, tiek viso nėštumo metu, tiek žindymo metu.
Tai gal, Jolanta, šitoje vietoje dar paminėkim, kad vaikišką programą labai verta pasiūlyti ir vyresnio amžiaus žmonėms arba tiems, kurie turi daug problemų, nes aš pati turėjau tokį atvejį, moterį, kuri bandė gerti ryto vakaro kokteilį, jai visiškai vyko atmetimo reakcija ir tada aš jai pasiūliau tiesiog po vieną kaušelį junioro, ryte per pietus vieną kaušelį aktyvaisto, vakare vieną kaušelį restoreito. Ir jinai tiek moteris atsigavo, ta prasme, jinai pradėjo jai, nu, sako, nu va, dabar aš jau gyvensiu. Nu, ta prasme, jau juodos mintis išėjo. Tai nu, ne Nes tik matai, žindančiom vaikam, bet ir senuoliams. Jo. taip, nes matai, kas yra vyresnio amžiaus žmogaus kūnas, jisai jau atitarnavo, nu, jisai daug dirbo. Tai yra kaip, įsivaizduok automobilis, kuris daug kilometrų nuvažiavo, ne? Ir mes ten jį pradedam, kaip sakau, tvarkyti labai stipriai ir labai greitai, nes produktai veikia greitai. Produktai yra stiprus. Ir be abejo, tas jau vyresnis kūnas, ne, brandesnis kūnas, sakykime, senjorai, kuriems yra 60, 70, 80 ir taip toliau, tai juos reikia labai švelniai įvedinėti. Įvesti, taip. Nu, nereikia ten iš karto duoti keptuvę per galvą, tai čia tas tiesa. Ir aš, pavyzdžiui, visada, kada bendrauju su vyresnio amžiaus žmonėm, aš klausiu, koks yra jų tas fizinis stovis, taip, kiek jie turi gretutinių ligų, kaip jie apskritai jaučiasi. Ir jeigu pas juos ten, žinai, yra N, tas sąrašas, va toks ligų, tai be abejo geriau yra pradėti nuo vaikiškos programos, 1-2 mėnesį, o po to jie drąsiai gali eiti prie suaugusių programos ir tęsti sveikatinimą toliau. Taip, tikrai taip, pati pragėrė 2 mėnesius vaikišką programą, o dabar jau geria suaugusio programą ir tikrai jokių problemų nebėra. Jolanta, tavo mikrofonas užsimūtino. Taip, aš specialiai išjungiu dėl garso kokybės. Kada Supratau. nekalbu, išjungiu. Supratau. Ok, tai gal galim dabar prie antro klausimo judėti? Gerai, antras klausimas yra, ką galima profilaktiškai naudoti 20-mečiam jaunuoliui, kuris neturi sutrikimų. Aha, ką galima. Dabar žiūrėk, šitas produktas nėra vaistas, čia vienas niuansas, taip, tai yra papildomas maitinimas ir aš manau, kad tie patys jaunuoliai, ypatingai 20-mečiai, kurie, nežinau, galbūt jau baigė mokyklą ir eina studijuoti, o dar eina po to ir į darbus, nes aš prisimenu save 20 metų, tai aš studijavau Vilniaus universitete, aš po to vakarais dirbdavau, įsivaizduok, aš realiai stovėdama autobuse užmigdavau. Nuo nuovargio, nuo to išsekimo ir taip toliau, o apie maistą, tai kada pavalgai, tada pavalgai, ką pavalgai, ką randi, tą pavalgai, ne? Tai va, tai iš tikrųjų tas jaunas organizmas dar jisai turi potencialą, plus jauno žmogaus organizmas jisai gamina kofermentą Q10, tai yra vienas esminis mūsų organizmo fermentas, kuris ką duoda tą tonusą ir energiją. Ir be abejo, jauni žmonės, jie, žinai, dar tokie visi gyvybingi, aktyvūs ir taip toliau, nes taip gamta sukūrė mus, kad mes dar 20 dar turim tų jėgų, ne? Netgi iš rezervų imdami mes turim tų jėgų. Bet ką aš rekomenduočiau tiem patiem jaunuoliam, tiesiog įsivertinti savo mitybą, savo gyvenimo tempą, taip, ant kiek pas jūs streso daug, mažai, ant kiek jūs dirbate, studijuojate, ant kiek greitai jūsų protas veikia, taip, ar, sakykime, jūs, pavyzdžiui, neprisimenu, kaip ten vadinasi. 20-mečiams iš vis neturi būti tokių dalykų. Žinai, neprisimenu ten gatvės pavadinimų, ta prasme. Tai vadinasi, jau yra kažkas tai, kas signalizuoja, kad jūsų kūnas, kaip sakyt, jau stokoja tam tikrų medžiagų. Ir pavyzdžiui, ryto vakaro kokteilis plus omega, tai yra tiesiog papildymas kasdieninio to maistinių medžiagų kiekio, kuris reikalingas kiekvieną dieną. Ir čia aš labai rekomenduoju, ką padaryti. Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos puslapyje yra rekomenduojamų maistinių medžiagų normos. Ir tiesiog ką jūs padarykit, jūs atsidarykite 20-mečio tą eilutę ir pasižiūrėkite, kiek kiekvieną dieną jums reikia gauti A, C, B, D, E ir taip toliau, visų po to mineralų, nes pavyzdžiui, įsivaizduok, mūsų kūnas negamina mineralų, jis turi juos gauti su maistu. Ir jeigu pradės trūkti mineralų, jūs tiesiog jausite, kad jūs sunkiau išsimiegate, jūs ryte atsikeliate pavargę, taip, mėšlungis pradeda traukti. Arba, kaip man sako, kartais nuo tos įtampos, kas atsitinka, tas nervinis tikas, akytė trūkčioja. Tai jau rodo, kad kažkur tai nevyksta tie procesai, kaip turėtų vykti. O ir jaunam, ir senam kūne kiekvieną dieną vyksta apie 400 cheminių procesų.
Ir tiem cheminiam procesam reikalingos maistinės medžiagos, mikroelementai, kurie ką daro, tiesiog duoda arba signalą, arba sujungia kažką, arba išvalo tą pačią ląstelę, pamaitina ir taip toliau. Tai šita programa, jinai nėra ligotiem žmonėm. Jinai yra ir sveikam žmogui, kuris tiesiog ilgesnį laiką nori būti sveikas, žvalus, gyvybingas, energingas, gerai miegoti, turėti daug energijos ir taip toliau. O kada jau yra tam tikrų, sakykime, deficitų, kurie privedė prie ligų, tai kaip mes sprendžiam, kadangi ajurveda tai yra duok kūnui tai, ko jam reikia kiekvieną dieną, tai yra resursą ir tavo kūnas pradės veikti. Tai va čia iš tos pusės žiūrint, kodėl mes turim, pavyzdžiui, žmonės ateina su aukštu kraujospūdžiu ir jiems normalizuojasi kraujospūdis. Arba ateina sąnariai skauda, ne, nes ten jau viskas, ten jau sudylė, trinasi tam tikri audiniai ir taip toliau ir taip toliau. Ir kodėl pas juos dingsta, vat, sakykime, skausmai, kodėl pas juos atsistato kraujospūdis, ne, ar taip toliau. Dėl to, kad realiai kūnui reikėjo tam tikrų medžiagų, kurios galėtų, sakykime, valyti tas pačias kraujagyslės arba atstatinėti tuos pačius sąnariukus, ne, ir taip toliau. Ir kada tas atsistato, žmogus jaučia, kad jisai sveikesnis. Tai ar tu sveikas, ar tu turi kažkokių tai susirgymų, jokio skirtumo. Tiesiog čia yra konceptas, kad tai, ką mes valgom, jau nebeužtenka mūsų kūnui, nes mūsų, žinai, man dažnai sako, oi, mano močiutė nevartojo jokių maisto papildų ir vat kaip jinai ten gyveno iki 90 metų. Mūsų močiutės valgė ne tokį maistą kaip mes. Pirmas dalykas, jie daug ką užsiaugindavo savo toj žemėje ir jie augino tai su meile, žinai, su tuo tokiu, su pagarba. Netgi aš prisimenu, mano močiutė augindavo kiaulytes, ne, ir skersdavo jas ir valgė tą mėsą. Bet supranti, bet tai buvo visai kitokia mėsa, negu dabar mes turim, taip? Ir tikrai Antibiotikai, hormonai ir neduodavo tokių dalykų iš vis. Duodavo ten, žinai, bulvytę, grūdus, ten žolytę numesdavo ir taip toliau. Ir ta mėsytė jinai buvo kitokia. Plus jie labai daug judėjo. Jie tiesiog judėjo, jie buvo grina morė, jie judėjo. Jie mašinų neturėjo, jie turėjo vežimą ir arklį. Ir kai važiuodavai vežime, tai uostydavai to arklio, žinai, ten tuos kvepalus, mes juokdavomės. O, pasikvėpino arkliukas. O dabar, ką mes gyvenam didmiesčiuose, mes uostom tą patį CO2, ne, įkvepiam, mes valgom maistą, kuris realiai yra putplastis, nu, sakykime, arba maisto iš vis nebėra, tikro maisto iš vis nebėra. Ta prasme, žinai, kalorijos yra, nu, kalorijos, ne, o maistinių medžiagų tame maiste nėra. Ir dėl to gaunasi, kad ląstelė badauja. Ir kodėl, pavyzdžiui, žmonės yra, dabar yra tas išsireiškimas, emocinis valgymas, arba kai žmonės nejaučia alkio ir jie valgo ir Nejaučia sotumo. Taip, dėl to, kad iš principo maiste nėra tų elementų, nuo Kurių kurių reikia. ląstelė pasisotintų. Taip. Tai va, trūksta skaidulinio maisto, lygiai tas pats. Nes skaidulinis maistas žarnyne, jisai ką daro, ten gaminasi tas sotumo hormonas, būtent žarnyne. Ir tada yra siunčiamas signalas, kad aš esu sotus. O kadangi skaidulų žmonės nedavalgo, suvalgo tik kokį 1/3 reikiamo skaidulinio maisto, tai jie ir to signalo neturi. Ląstelė badauja, signalų nėra, ne? Ir mes ką darom? Mes vis valgom, gaunam tų tuščių kalorijų ir po to susiduriam su, nu, dar kitais niuansais, ne? Sakykime, kas susijęs su svoriu, su sąnariais, su apkrovimu kraujagyslių ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, tai mes negalim lyginti mūsų močiučių su šiuolaikiniu žmogum. Plus elektronika. Kompiuteriai, telefonai, mes pastoviai esam prie tos šviesos, radiacijos, mėlynosios šviesos, ne, kiek stotelių telefonų. Mes tame gyvename, ne, tą dar reikia išsivalyti, taip. Plus, kas dar yra? Dar yra tai, kad, sakykime, mažai juda žmonės, taip. Mažai. Tie patys sunkiai metalai ore ir maiste ir visur kitur, pesticidai. Taip, ir mes galim matyti pagal tą pačią tendenciją, sakykime, vaikučių šiai dienai gimdymo namuose, nežinau kas kelintas, bet reikėtų pasidomėti, mums sakė iš viso žiaurę statistiką, kad tik tai 3 vaikai per metus gimsta su 10-balė ta sistema, žinai, kur, kai gimsta kūdikis, yra 10-balė sistema, pasirodo tik tai 3 vaikai per metus gimsta, kurie gauna 10 balų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jau mes turim netgi tą patį genetinį fondą silpnesnį. Taip, akivaizdu. Tai daug labai dalykų ir plus tai, kad, sakau, nu, tikrai to žalio maisto yra per mažai žmogų, nu, kiekvieną dieną ir žmogus tiesiog negauna antioksidantų, negauna polifenolių ir tada silpnėja imuninė sistema
silpnėja mūsų žarnynai ir po to atsiranda netgi, sakykime, ir depresijos, ir panikos atakos, ir nerimai ir taip toliau, o tai yra irgi iš kur iš žarnyno. Tai va, tai mes negalim lyginti tų žmonių su šiuolaikiniu žmogum. Šiuolaikiniam žmogui streso ir va to gyvenimo būdo, kurį mes turim, tiesiog tai yra tokia apkrova, nes mūsų seneliai to streso gaudavo per visą gyvenimą tiek, kiek mes gauname per mėnesį. Nu, įsivaizduoji? Iki tokio lygio. Nu, tai Tikrai. taip yra. Tai galima ir sveikam, ir tokiam, tai nėra vaistas. Tai yra tiesiog maistinės medžiagos, kurios turėtų būti pas jūs lėkštėje. Tik tai dėja, bet jų tenai yra per mažai. Gerai, judam prie kito. Taip, drąsiai. Gerai, tai kitas klausimas yra, ar kraują galima pagerinti vartojant Fitline optimalų rinkinį? Taip, dabar žiūrėkite, taip, kraujodara jinai gerėja, nes iš principo kraujyje pas mus yra įvairių kūnelių, raudonieji, baltieji, visokie ten kūneliai. Ir vat ryto vakaro kokteilis, jisai irgi gerina kraujotaką. Ir aš čia galbūt pasakysiu tik tai keletą tokių momentų. Rytiniam kokteilį mes turim B grupę, kuri gerina būtent kraujotaką ir kraujodarą, tai yra raudonųjų kraujo kūnelių susidarimą, kurie būtent išnešioja deguonį. Nes šiai dienai, kas buvo pastebėta, kad didžioji dalis žmonių gyvena hipoksijos arba hipoksemijos būklėje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, trūksta deguonės kraujyje arba trūksta deguonės padavimo į ląsteles. Ir vat kada pas mus ląstelėms trūksta deguonės, tai mes neturim ir energijos, ir ląstelė tiesiog negali gyventi. Sveikai ląsteliai be deguonės neįmanoma išgyventi. Tik tai patogeniniam ląstelėm, tik vėžiniam ląstelėm patogu gyventi be deguoniai terpiai. Tai va, tai gerėja kraujodara, plus vakarinė mes turime tokius komponentus kaip geležis, kuri irgi prisideda prie to paties kraujo gerinimo, o ryto kokteilį mes šalia B grupės dar turime ir, jeigu skaitai sudėtį, ten yra burokėlių koncentratas. O prisimeni vaikystėje, bent jau aš prisimenu. Mane pastoviai girdė burokėliais, visada, man jau nuo jų pykindavo irgi, nes kraujas pas mane visada buvo žemas labai. Taip, tai va, tai įsivaizduok, tai yra įdėtas burokėlių koncentratas, taip, ir be abejo yra ir iš citrusinių vaisių vitamino C, nes geležis be vitamino C negali įsisavinti ir taip toliau, ir taip toliau. Čia yra labai daug susiję dalykų. Tai taip, ryto vakaro jisai prisideda prie kraujotakos gerinimo ir prie kraujodaros taip pat. Ok, tai klausimų daugiau neturim. Bet gal, kadangi artėja pavasaris, tai gal apie didrinką šiek tiek ką nors papasakotum, nes šiandien aš pasidalinau įrašu ir matau, kad yra susidomėjimas, tai jo ten vat, ir klausia, ar vaikams galima, nu, kaip ten jį vartot, kokį jis poveikį turi, tai gal trumpai gali papasakoti. Gerai, tai dabar žiūrėkite. Kadangi programas, čia nėra taip, kad mes vartojam kažkokius atskirus produktus, taip? PM gydytojų taryba, mokslininkų taryba, kurioje šiai dienai yra beveik 400 žmonių, jie ką padarė, jie sukūrė programas. Tai yra programos, taip, tam tikros. Ir, sakykime, minimali programa tai yra ryto vakaro kokteilis. Ir jisai ką daro, jisai jau lengvai detoksikuoja organizmą, taip, kadangi yra skaidulos, yra, pavyzdžiui, tas pats brokolių koncentratas, kuris irgi valo mūsų organizmą, taip, tai jisai detoksikuoja, jisai valo žarnyną, plus restorėtas vakarinis, jisai ką daro, jisai valo limfą nuo šlakų, nuo toksinų ir tada, kada limfa švaresnė, tai mes matom, kad turim netgi mažiau patinimų, mažiau uždegiminių procesų, tai va ryto vakaro programa jau lengvai detoksikuoja. D-drinko nerekomenduojama imti, va taip, žinai, atėjau, susipažinau su Fitline ir iš karto D-drinką vartoju. Ne, nerekomenduojama. Kodėl? Tai yra labai stiprus detoksikacinis kokteilis, kuris detoksikuoja tarpląstelinį skystį, kuris valo kepenis, inkstus, blužnį ir taip toliau nuo visko. Tai yra ir sunkieji metalai, tai yra ir tam tikri virusai, kurie užsilikę, nes pavyzdžiui, blužnyje labai dažnai virusai apsigyvena ir ten sėdi, laukia, kol, sakykime, imuninė sistema nusilps ir tada duoda savo atsaką. Tai vat netgi toksai dalykas, tikrai pasidomėkite tais niuansais. Tai va, tai 1-2 mėnesį rekomendacija yra ryto vakaro kokteilis, jūs švelniai išvalysit savo žarnyną,
išvalysit savo limfą, taip, jau apvalysite tuos, sakykime, procesus, kurie, na, galbūt apsinešę. Ir po to galima dedrinkas. Dedrinkas tai yra stipresnis valymasis, taip, jau stipresniam, gilesniam lygmenį. Ten yra ir chlorela, ten yra ir spirulina, ten yra ir laukinis česnakas, ten yra ir artišokas, ten yra labai daug žalių lapinių, daržo, nu, aš nežinau kaip lapinių salotų, gal taip galima būtų sakyti, salotų, taip. Ten yra ir dilgėlės, ten yra ir margainis, ta prasme, tai yra labai stiprus kompleksas, būtent kuris stipriai valo jau dar iš giliau. Suprantat? Čia, kaip žinai, namuose mesgi darom tą tokią tvarką, tokią, nu, kasdieninę, ne, kas savaitinę. Taip, o čia generalinė. O ten ir dar darom generalinę. Tai jūs žiūrėkite, kaip reikia į savo tą kūną žiūrėti. Jūs kiekvieną dieną darot va tą tvarką, taip kaip namuose, ir kartai 3 mėnesius, 14 dienų jūs padaro tokią generalinę tvarką, ne, nu, išstumia tai, ko nereikia. Plus, kada kūnas švaresnis, pasidingsta ir įvairūs skausmai. Dingsta alergijos, sakykime, netoleravimas tam tikrų, sakykime, maisto produktų arba, pavyzdžiui, sakykime, reakcija, ne, vat, pavyzdžiui, sako, oi, aš negaliu ten imbiero vartoti, ne, tai yra mūsų organizmo reakcija, kai jisai rodo, kad pas jį yra kažko per daug sukaupta ir būtent prie katalizatoriaus vyksta ta alerginė reakcija. Tai va, dedrinkas reikalingas, kada mes turim va tokius momentus. Daug vaistų vartoja esame, ne, arba antibiotikai buvo, arba, sakykime, turim alergijas, arba turim kažkokius tai odos dermatitinius uždegimus, taip, kada turime netoleranciją maistui. Tai va tada mums reikia ką? Mums reikia tiesiog iš giliau pavalyti tą organizmą, va kaip darant namuose generalinę tvarką. Bet jūs negalvokit, kad jūs, sakykime, nu, namus prižiūrėsite darydami tik tai generalinę tvarką. Nu ne, mes turim, čia žinai kaip su dantim. Ryte vakare valausi ir kas kiek laiko einu pas higienistą, kad išvalytų, nu, ten viską, ko aš neišvalau pati. Tai lygiai tas pats ir čia. Mes kiekvieną dieną realiai turim tą tokią palaikomąją tvarką savo organizme, taip, nes mūsų kūnas kiekvieną dieną turi gauti apie 30-35 gramus skaidulinio maisto, turi gauti polifenolių, taip, turi gauti mineralų ir taip toliau. O vat kas 3 mėnesius mes tiesiog darom tokią stipresnę detoksikaciją, plus kas man labai patinka su dedrinku. Tai yra vienas maloniausių tikriausiai ir lengviausių būdų detoksikuoti organizmą, nes realiai kokteilis irgi yra, nu, skanus. Ta prasme, jis yra žalias, taip, bet jis yra skanus, nes, pavyzdžiui, kiek žmonės bandė yra visokius molius gerti, pelynus, taip toliau. Tai yra... Kiek aš bandžiau visko gerti ir negerti ir badauti ir ko tik aš iš savęs nedariau. Pati sunkiausia praktika buvo kambo. Tai yra varlės nuodai, kai sudedat į... Oi. Bet norėjau būti sveika. Aha, ir pavyko ten su tojais detoksais? Nu, kažkas pavyko, kažkas pajudėjo, pavyko, bet... Kažkas nepavyko, ne? Taip. Tai va, dedrinkas būtent 14 dienų detoksas su fitlainu, tai yra iš tikrųjų, nu, jūs nejaučiat, kaip sakyti, kažkokios kančios, sakykim taip. Tai yra detoksas be kančios, galima taip sakyti. Tai tikrai malonaus skonio, žalias, turi šiek tiek, sakykime, to skonio, galbūt netgi saldumo, bet ten yra ir, sakykime, imbieras, kuris tokį, žinai, lyg pakandžioja, ir tų dilgėlių nejauti, ir tos spirulinos nejauti, nes, pavyzdžiui, mes spiruliną šiaip geriam dar papildomai, dedam ją į savo ryto žaliai kokteilį. Nu, papildomai. Tai jūs patikėkit, spirulinos kvapas tai yra toksai, va, nu, žiauriai, tai yra toksai, žinot, dumblas. Dumblas. Jo. Ir dar ta spalva, ir dar tas skonis, nu, ten yra reikalų. Tai vat, o dedrinkas yra lengvai, paprastai, 14 dienų, kartą į ketvirtį jūs tiesiog išsivalot savo organizmą ir va dabar mes turim delčią. Per delčią yra pats tas laikas valytis organizmą. Tai va, aš tą ir darau ir ką noriu pasakyti, kad praeitą kartą, kai gėriau po pirmų 3 mėnesių, kai aš su fitlainu, tai man labai skaudėjo inkstai ir šlapimas buvo drumzlinas, reiškia tiesiog va, buvo visas darbas sutelktas į inkstus. O dabar va, tikiuosi, kad man susitvarkys, išstums alergenus kažkurios, kurie man, nu, va, neduoda ramybės jau atėjus pavasarį.
Aš labai tau linkiu to, nes, matai, nu, vieno karto nu, per mažai, ne, nes jisai palėtė kažkokią vieną svarbę tavo nu, sekciją arba sektorių. Ir vad gerai, kad tu tą pastebėjai, kad, sakykime, netgi, pavyzdžiui, įsivaizduok, tai vadinasi, smėliuko, ant kiek buvo jau, ant kiek apsivelia tie latakėliai, taip, nes iš principo jūs įsivaizduokit, visi mūsų organai, tai nėra šiaip vat, akmuo. Tai yra, tenai vyksta gyvenimas, ten yra latakai, ten yra kapiliarai, taip, kurie apsineša, ypatingai kada kepenys nuolatos valo mūsų kraują, ne, inkstai irgi nuolatos dirba. Tai jūs įsivaizduokit, kiek ten visko nusėda, prisėda, prilimpa ir taip toliau. Ir po to mes turim netgi tam tikrų organų disfunkciją. Tai va, dedrinkas reguliariai, tiesiog kas ketvirtį, jisai leis išstumti va tai, kas tenai užsisėdėja. Ir pavyzdžiui, mes netgi atkreipiam tokį dalyką, kad, sakykime, kepenys žymiai geriau funkcionuoja. Žmonės žymiai lengviau toleruoja tam tikrus maisto produktus, dingsta alergijos maistams, ne, arba netolerancija maistui. Sakykime, pagerėja tas pats inkstų darbas, taip, skysčių išvedimas iš organizmo, tulžies procesai visi pagerėja, taip, tai yra ir maisto virškinimo procesai ir taip toliau. Tai vat valymasis taip. Ir jeigu jūs jaučiate kažkokius skausmus kūne, tai jau rodo, kad ten yra kažko susikaupę, ką reikia tiesiog padėti organizmui valyti. Tai vat, kada skausmas, tai aš kaip sakau, visada prisiminkit, tai yra valymasis ir detoksikavimas organizmo. Bet jau ryto vakaro pradėję, jūs jau tą švelniai irgi darysit procesą ir viskas judės, kaip sakau, geresnė linkme. Tai gal Jolanta dar tada labai trumpai, jeigu gali, apie tą neigiamą dinamiką, nes būna, kad žmonės išsigąsta, vat, pradėjom vartoti produktą ir kažkas vyksta ne taip, tikėjausi, vau, čia iš karto, nu, to, nežinau, tobulo rezultato, taip iš pradžių ir duoda jisai tokį, nu, didžiulį pokytį, kas čia vyksta, bet paskui, nu, vat, gal pasidalink, kas ten vyksta paskui, kad tiesiog, nu, nebijotų ir žinotų. Taip, suprantat, mes turim ne vieną, šiaip kelias konsultuojančias gydytojas ir mūsų viena iš gydytojų, jinai yra endokrinologė, jinai yra Ayurvedos specialistė ir jinai jau beveik 20 metus dirba su Fitline produktu. Ir jinai ką sako, jeigu kūnui, nu kūnas sveikas, jeigu jam viskas gerai, jokių šalutinių procesų neturi vykti kūne, jeigu su juo viskas gerai. Bet jeigu yra tam tikras, pavyzdžiui, procesas, sakykime, tulžies latakai užsikimšę arba užsistovėjusi tulžis. Ir kada mes pradedam vartoti ryto vakaro kokteilį, įsivaizduokite, kad tie latakėliai pradeda valytis ir netgi užsistovėjusi tulžis, jinai ką daro, jinai išeina ir jinai ką gali padaryti, gali sukelti netgi rūgštingumą. Bet tai yra apie 5% žmonių, kuriems tai pasireiškia, taip. Arba, pavyzdžiui, įsivaizduok, sakykime, pas mus blogųjų bakterijų žarnyne yra per daug, gerų blogųjų santykis, nes įsivaizduok, mūsų žarnyne gyvena 2,5 kg bakterijų. Ten yra ir geros, ir nelabai geros. Nelabai geros, jos irgi reikalingos, jos ten atlieka savo funkciją. Ir įsivaizduok, kad pa žmogų tas santykis yra, kad blogų per daug. Ir jie pradeda vartoti ryto vakaro kokteilį ir spėk, kas pas juos atsitinka. Sukyla ten ta mikroflora, prieštarauti pradeda. Jie gali netgi suviduriuoti. O žinai kodėl? Labai įdomus procesas. Aš kiek esu girdėjus, pavyzdžiui, kas išvažiuoja į kokią Turkiją arba Egiptą, ir jeigu pasigauna su maistu kokią nors nelabai gerą, draugišką bakteriją, kas atsitinka? Viduriuoja. Viduriuoja arba vemina. Arba vemia, jo. Ką tai rodo? Organizmas bando išstumti, atsikratyti to, kas nereikia. Supranti? Ir vat, jeigu pas jūs žarnyne, sakykime, tas disbalansas gerųjų, blogųjų bakterijų ne jūsų naudai, tai kas gali atsitikti? Gali paviduriuoti žmogus. Ir gali išvemti. Ir gali išvemti. Gali. Pas mus yra vaikų, kurie, sakykime, turi, pavyzdžiui, parazitų organizme, pas mus yra vemiančių vaikų. Ir čia šito bijoti irgi nereikia. Ir kai kurios mamytės, tai produktas negeras, ne produktas negeras, tiesiog pati tenai tvarka, jinai yra negera tam virškinimo trakte, įsivaizduok, pagrindiniam vamzdyne, nuo kurio apskritai priklauso 80% mūsų sveikata, ten yra bardakas. Yra... Taip, tai mano dukra irgi restoreitą išgerus, jį išvėmė pirmus porą kartų, tai paskui mes po vieną kaušelį pradėjom įvedinėti palengva.
Taip, taip, tai įsivaizduok, ant kiek, nes restoreitas atstato pH, o jeigu tas pH tenai, sakykime, nepatinka, vat, nu, tiem draugeliam, tai tie draugeliai ir, kaip sakyt, stumia lauką, na, ne? Tai vat, kas dar gali atsitikti? Gali, sakykime, kadangi žmonės nėra pratę su maistu gauti pakankamo kiekio skaidulinio maisto, skaidulų, taip, tai kas atsitinka? Skaidulos yra absorbentas. Joms būtinai reikalingas vanduo, švarus, geras vanduo. Ir jeigu žmonės per mažai geria vandens, tai absorbentas trauks į save drėgmę tiek, kiek galės, o jeigu neužteks, kas atsitiks, gali užkietėti viduriai. Tai va čia turėkit omeny, kad tai yra labai susiję procesai. Pradedat vartoti, sakykime, ryto vakaro kokteilį. Tiesa, žinai, ką mes pastebėjom per tos 2 metus? Žmonės pradeda sakyti, kad jiems atsiranda papildomas poreikis gerti vandenį. Troškin pradeda. Dėl ko? Dėl to, kad iš tenai eina signalas, kad tavo kūnui tiesiog reikia papildomai vandens. Ir kada vandens to pakankamai, tada, kaip sakau, normalizuojasi ir ta peristaltika. Plius, kadangi žmonės sėdi, o žmogus yra sukurtas judėti, nesėdėti. Sėdėti iš vis žmogus nesukurtas. Jisai sukurtas judėti, tupėti, gulėti. Iš principo. Tupėti. Nu, iš principo, net nesėdėti. Ir įsivaizduok, mūsųgi žarnynas, jisai kaip harmonika, įsivaizduok. Tengi yra nareliai, ta prasme, nu, įsivaizduoja, ne, eina žarna ir yra tie tokie nareliai. Ir jisai, ką daro, jisai va tai va juda tam, kad stumtųsi visas tas turinys. O kada mes sėdim, nu, tiesiog nevyksta tas procesas. Tai jūs įsivaizduokit, jeigu pas jūs ilgametis vidurių užkietėjimas ir organizmas jau virškinimo traktas atrofavosi, tiesiog žarnynas atrofavosi, jisai negali vykdyti va tos funkcijos stumimų. Kodėl kai kurie, na aš čia taip viešai, bet kodėl kai kuriems realiai reikalingos klizmos? Dėl to, kad yra atrofavusi funkcija būtent judėjimo žarnyne. Ir kada mes gaunam pakankamai skaidulų, kada mes gaunam pakankamai gerųjų bakterijų, kurios irgi damuša tą maisto virškinimą ten žarnyne, pradeda normaliai funkcionuoti ir judėti visas tas turinys ir tada atsistato. Dar koks gali būti momentas, sakykime, kada storajam žarnyne yra per daug jisai apsivėlęs, tai ten įsivaizduok, kada ateina skaidulos, jos pradeda valyti žarnyno sienelės ir įsivaizduok, sustumia tam tikrą kažkokią masę į vieną vietą. Ir tada gali netgi ir keliom dienom žmogus neišeiti į tualetą. Tai ką daryti? Savimasažas, pilvo masažas, judėjimas, šiltas vandenukas, vonioj šiltoj pagulėti. Ta prasme, nu tiesiog leisti, kad tas kūnas vėl normaliai pradėtų funkcionuoti, nes jisai nefunkcionavo gerai. Tiesiog, jeigu žmogus, kaip sakau, jau priėjo prie fitlaino su užklausa dėl vidurių užkietėjimo, jau ten yra problema. Ir jinai negali va taip 2 dienos ir išsispręs. Nors mes turim atvejų, kai realiai 2-3 paros pa žmonės susitvarko virškinimo traktas idealiai. Idealiai. O yra žmonių, kurie turi didesnių problemų tenai ir dėl to va tas NTC, tai jisai veikia labai individualiai. Tai yra produktas veiks kiekvienam organizme pagal jo užklausas. Supranti? Tai va. Kiekvienas turi skirtingą rezultatą. Taip. Dabar kas dar gali būti? Gali svaigti galva. Ir žmonės nesupranta, kodėl. Čia pasakysiu, kodėl. Vat jeigu jūs, sakykim, daugiau sėdit namuose, daugiau sėdit prie kompiuterio, ne, per mažai judate, kraujotaka yra užstengusi, taip šąla galūnės, skauda galva. Kas atsitinka pas jūs kraujotaka? Nu, jinai prasta. Jinai tiesiog raudonieji kraujo kūneliai neišnešioja normaliai deguonies. Ir jeigu jūs atsistotumėt nuo kompiuterio ir nueitumėt į mišką ir tokiu greitesniu tempu prasieitumėt pusvalandį, kas atsitiktų? Lidija, kaip tu galvoji, kas su žmogum atsitiktų? Nu, tai galvas spengt. Nu, tai ir atsiranda, va, tas kiti sako, kaip ten, man per daug deguonies miške, aš negaliu būti. Taip, dėl to, kad jisai realiai, supranti, kūnas jau antiek adaptavosi gyventi va tom sąlygom, va tokiom, nu, negerom sąlygom. Taip. Tai yra arba hipoksijos, tai kada trūksta deguonies tiesiog kraujyje, arba hipoksemijos, kai trūksta deguonies kiekvienai tai ląsteliai. Ir kodėl žmonės pradeda sirgti, kodėl atsiranda ligos? Nes iš principo deguonis jinai jau turi gydomąją savybę.
Kodėl anksčiau žmonės mažiau turėjo šitų problemų? Jie buvo gamtoj, nuolatos miške, eidavo malko, eidavo uogų, ten eidavo žolę pjauti, taip toliau ir taip toliau. O dabar mes užsidarę tose savo dėžutėse, ne, prie plastikinių baldų, valgom neaišku kokį maistą, ne, sėdim, Plastikinė. nejudam, nu, vienu žodžiu. Ir kas tada atsitinka, vad, hipoksemija, tai yra nuolatinė būsena žmogaus. Jisai žiovauja. O kodėl? Pavyzdžiui, tu atkreipai dėmesį, kad nustoji galbūt žiovauti tiek tankiai. Neatkreipai dėmesio. Atkreipiau dabar, kaip pasakyti, tikrai taip, nes Aha. būdavo, aš tiesiog žiaudavau iki tol, man ašaros pradėdavo bėgti, nu, tiek to žiovulio būdavo. Tai tu įsivaizduok, tu net nepastebėjai to. Man dabar net šiurpas prabėgo per rankas. Žmonės net tokių dalykų nepastebi, įsivaizduoji. Žiovulys, ką rodo, jūsų smegenim realiai trūksta deguonies. Realiai trūksta deguonies. Ir mes gyvenam va tokioj būkliai, va tokioj būsenoj. Ir kai pradedam vartoti ryto kokteilį, kuriame yra aktyvaizas, tai yra produktas, kuris gerina kraujotaką ir gerina raudonųjų kraujo kūnelių susidarimą. Ir buvo netgi daryti moksliniai tyrimai, po 10 minučių išgėrus ryto kokteilį, apie 10% padidėja deguonies kiekis į kiekvieną ląstelę. Ir įsivaizduok, kada kūnas gauna daugiau deguonies, čia prasiplečia kraujagyslės kapiliarai, ne, smegenys gauna daugiau deguonies, kas įvyksta? Kaip po miško. Ir žmogus sako, oi, žinai, čia kažkas tai negerai. Ne, čia yra tiesiog būsena, kurio jūsų organizmas užmiršo, kaip egzistuoti. Tiesiog užmiršo. Tai va, tai realiai kas atsitinka? Daugiau deguonies ir tada kūnas ką? Jisai žymiai gyvybingesnis, jame žymiai daugiau energijos, jame žymiai geriau procesai vyksta, nes visom gerom ląstelėm, tam, kad jos gyventų ir gyventų pilnavertį gyvenimą, reikalinga deguonis. Jeigu deguonies nėra, ten realiai patogeninė flora ir onko ląstelėm, tokia terpė unikali, tu neįsivaizduoji. Kodėl dabar mes turim trečias pagal mirtingumą, trečia liga pagal mirtingumą yra onkologija. Va čia tik tai truputį paliesiu šitą momentą. Užrūgštinto organizmo, kuriam tiesiog trūksta kasdieninių šarminių mineralų ir deguonies stygius, jisai priveda prie ligų. Tiesiog Iš tikrųjų, pasidomėkit, skaitykit, ta prasme, gilinkitės į tai, nes, nu kas, jeigu ne jūs pasirūpinsit savo savijautą ir savo sveikatą. Iš tikrųjų, dar noriu šitoje vietoje pasakyti, kad Buteiko darė tyrimus ir ne tik tyrimus, jis gydė žmogų nekvėpavimu, tai yra, kai didinam organizme CO2 ir pasirodo, kai mes didinam CO2, nu, ta prasme, stabdom kvėpavimą, tai deguonies kiekis ląstelėse, nu, didėja. Ir jis, nu, kaip ten pagal visus tyrimus, kad pH mūsų yra proporcingas deguonies kiekiui ląstelėse. Tai yra, kuo aukštesnis pH, tuo daugiau deguonies ir kuo žemesnis pH, tuo yra mažiau deguonies ląstelėse. Taip, tai va dabar įsivaizduok, restoreitas, jisai normalizuoja ir atstatinėja po visos įtemptos dienos mūsų pH. Mes netgi turim, žinai, yra tokios specialios juostelės pH matuoti, galimagi pasimatuoti pH. Tai jūs galit netgi pasimatuoti ir išgėrę, vat ryte, vakare išgėrę restoreitą, ryte galit pasimatuoti pH, jisai yra normoj, jisai toks turi būti. Gyvybinis pH, jisai yra labai mažam tam va tokiam, nu, takelyje. Tai yra 7,3, 7,5. O žmogus ką daro? Jisai ryte atsikelia ir ką susileidžia ant tuščio skrandžio? Kavos, kurios yra didelis rūgštingumas. Kava tai yra rūgštinis produktas, taip? Jisai iš karto ką padaro, dar užrūgština savo organizmą, po to dar keli puodeliai per dieną, po to dar kokia varškė, dar kokia mėsa, dar koks cukrus, kvietiniai, nu ten belekas, ne? Ir viskas rūgština mūsų organizmą. Mūsų vaikučiai realiai pratinami vartoti gazuotus gėrimus, sakykime, neminėsiu pavadinimų, bet tie patys gazuoti gėrimai, jie irgi turi tą pH labai mažą, apie 2-3 pH. Jūs įsivaizduokit, o gyvybiškai va tas sveikas pH, jisai yra 7,3, 7,5. Ir jeigu mes visą laiką numušinėjom, mūsų kūnas labai protingas, jisai vis tiek gelbės mus, bet kokiu atveju. Ir žinai, ką jisai daro? Jisai, pavyzdžiui, jeigu mes neduodam kūnui tų pačių mineralų, kad atstatyti pH kiekvieną dieną, tai mūsų kūnas pradeda vogti tuos mineralus iš kaulų, iš venų, iš arterijų, iš plaukų, iš dantų. Ir aš dabar jau ne vieną atvejį girdėjau, kai 30-mečiams jau yra diagnozuojama osteoporozė.
Tai yra liga, kaulų retėjimas ir tu supranti, kad kūnas jisai iš tų atsargų ėmė taip, kad grinai save atstatinėtų tam, kad nenumirtų. Bet Taip. iki tam tikro laiko, nes nu, negalim visiškai suardyti ne savo, sakykime, skeleto. Nu, negalim, nes tada bus irgi, nu, nepaeisim, nepajudėsim ir panašiai. Tai va, tai Taip. labai svarbus tas momentas. Deguonis, pH, ne čia yra susiję ir tai yra sveikata. Deguonis tai yra sveikata, nes be deguonies organizmas negali gyvuoti. Jisai gyvena, bet žinai, tokiam, kaip sakyt, nu, tokiam pristabdytam režime. Nu, tiesiog pristabdytam. Netgi smegenys negali. Egzistuoja. Taip, netgi smegenys negali normaliai funkcionuoti. Plus dabar va, dar vienas momentas, ką paliesiu, migrena. Dažnai moteris, ypatingai moteris, skundžiasi migreniniais galvos skausmais. Tai irgi yra stygius deguonies smegenyse. Ir kada mes pakeliam, nu, gerinam kraujotaką, pakeliam deguonies lygį, kas atsitinka, dingsta netgi galvos spazmai. Tai yra vat, būtent šitie vat, migreniniai skausmai, galvos skausmai ir taip toliau. Tai yra labai labai susiję dalykai. Ir realiai žmogus su ryto vakaro fitlaino kokteiliais, jisai gali, kaip sakyt, ir kraujotaką gerinti, ir virškinimą, ir imuninį atsaką stiprinti, taip, ir mineralų duoti, pH atstatinėti, miegą gerinti. Tarsi labai daug procesų susiję. Kodėl? Nes čia nėra atskirų vitaminų C, B ir D. Čia tiesiog yra maistinės medžiagos, kurios realiai turėtų būti mūsų lėkštėje. Bet šiai dienai aš manau, kad 80% žmonių arba net daugiau tiesiog negali garantuoti reikiamo medžiagų kiekio su tuo maistu, ką jie valgo. Ir dėl to mes turim, sakykime, 8 iš 10 tikrai turi kažkokį tai, nu, jau negalavimą arba lygą arba dar kažką, nes deficitas jisai priveda prie lygų. Taip. Jolanta, turim dar vieną klausimą, nežinau, ar čia jį atsakysim, tiesiog klausia, kas gamina produktą. Tai, nu, gal trumpai. Vokiečiai tai yra dvi gamyklos, Nutrichem Diet gamykla ir Daktaras Falkas, tai yra gamyklos, kurios turi GMP sertifikatą ir tas sertifikatas yra reikalavimas farmacinėms įmonėms, bet maisto papildų gamintojams nėra tokio reikalavimo, o kadangi pats Fitlainas, tai yra PM International kompanija, taip gamintojas, jų misija 31 metus buvo gaminti saugų, labai aukštos kokybės, papildomą skystą maitinimą, dėl to jie gamina produktą tik tai, na, sakykime, tam tikro lygio gamyklose, su tam tikrais sertifikatais ir tai yra gaminama tik tai Vokietijoje, niekur kitur, nei ten Kinijoje, nei dar kažkur. Ir tiekėjai, žaliavų tiekėjai, jie yra būtent patentuoti, sertifikuoti ir ten yra su eko standartais, ta prasme, nes GMP apibrėžia ir žaliavų užpirkimą, ir saugojimą žaliavų, ir gamybą, ir saugojimą po to, kada produktas pagaminamas, nes tu supranti, kad jis yra organinis, taip. Netgi, pavyzdžiui, mes buvom sandėliuose, kur palaikoma temperatūra ir drėgmė tam tikra, kad produktas nesugestų. Nes jisai Taip, yra... nes jis traukia drėgmės į... Taip, jisai trauks drėgmę, supranta, tai yra išdžiovinti, išsausinti tam tikri ekstraktai, kurie bet kokiu atveju tą drėgmę, jeigu jinai yra, jisai bandys į save traukti ir kas tada yra oksidacija. Tai vat, pavyzdžiui, kiekvienas produktas ant dugno turi iki kada galioja, taip, ir čia yra kartonas. Čia yra ne plastikinė pakuotė, tai yra kartonas tam, kad produktas ir kvėpuotų, bet jį reikia laikyti sausoje, vėsioje vietoje, sakykime, nu tikrai ne prie kriauklės, ne prie viryklės, ne, kad jisai realiai išbūtų tiek laiko, kol jūs atidarysit ir jį sunaudosit. Ir aš tai šaldytuve laikau. O, irgi variantas. Ir dar žinai, koksai momentas, kad visos pakuotės yra pagamintos mėnesiui. Tai yra labai gerai, nes žmogus atidaro, ir realiai tai yra mėnesio pakuotė. Ir jisai per mėnesį suvartoja ir tada tikrai tas produktas nei sugenda, nei dar kažkas, nu bet jeigu jūs palaikysit jį ten pusę metų ar daugiau ir netinkamomis sąlygomis, taip jisai gali oksiduotis, jisai gali netgi pelyti, taip gali. Taip. Bet tiesiog, nu, turėkit omeny, tai yra ne tabletės. Tabletės jūs galite 3 metus laikyti ten plastikiniai pakuotėje, ne? Ir nieko neatsitiks. Bet klausimas ten vertė kokia po to lieka. O čia, sakykime, organinis produktas, kuris taip, jisai gaminamas Vokietijoje labai aukšto lygio 2 gamyklose. Nu va. Ačiū, Jolanta, labai tikrai tas valanda su biški jau prabėgo, mes taip smagiai čia pakalbėjom, kad net nepasijuto. Bet netgi visko neapkalbėjom.
Na, šiam kartui tiek, kitą kartą pakalbėsim gal dar, ar ne? Taip. Ir iš tikrųjų, aš kaip ir sakiau, Jolanta yra ta, kuri ką paklausi, viską gausi ir labai labai išsamei. Tai tiesiog tokia produkto ekspertė. Tai labai dėkoju tau, kad sutikai šiandien pasidalinti savo išvalgom, savo žiniom ir aš manau, kad buvo naudinga. Jeigu kažkas turi dar klausimų, tai tikrai galite užklausti ir mes vėliau Jolanta atsakys, ar ne? O jeigu kažkas jau susidomėjot ir norėtumėt įsigyti, tai parašykit tada man ir aš papasakosiu, kaip tą padaryti. Taip, būtinai. Turit klausimų, rašykit Lidijai. Lidija nuostabus žmogus tikrai ir pati jau produktą, kaip sakau, pamilusi, žino, vartoja ir jeigu bus poreikis išbandyti produktą, o tikrai labai nuoširdžiai nuo savęs rekomenduoju, nes aš beveik 20 metų grožio sveikatinimo toj srityje ir daug ką esu mačius, daug ką girdėjus, bet sakykime, tai, kas yra Fitlinas ir kaip jisai lenkia rinką apskritai, nes analitikai kalba apie tai, kad jisai lenkia rinką 15 metų. Tai va, tai būtinai kreipkitės į Lidiją, Lidija jums pasakys, kokiu būdu galima tai įsigyti, nes šiaip iš gatvės žmogus šito produkto įsigyti negali, jam būtinai reikia to konsultuojančio, rekomenduojančio žmogaus, tai būtinai paklauskit Lidijos, nes mes turim tokių atvejų, nes Vilniui turim ofisą ir žmonės kartais po laivo ateina ir sako, aš norėčiau produkto. O kas tas žmogus, kuris rekomendavo? Nežinau, mačiau laivą. Tai va, turėkit omeny, jums ofisas negali parduoti va taip iš gatvės, tai tikrai kreipkitės į Lidiją, Lidija pasakys pačius geriausius variantus, kaip galima šitą produktą įsigyti. Tai tau ačiū Lidija už nuostabų pokalbį, labai smagu buvo su tavim ir smagu dalintis tuo, kas teikia žmonėms geresnę fizinę būklę. Taip, ačiū tau, tada ir aš manau, kad tikrai dar iki kitų kartų. Būtinai, būtinai. Būtinai, iki. Iki.